Sveiki visi, mes pradedam dar vieną mūsų išvyką ir kelionę. Šiai minutė esam kažkur Taivane už Taipėjaus. Atskrydom ryte, tryse, aš, Mindaugas ir Valdas. Šiandieną yra užduotis išimti iš mano buvusios mašinos variklį. Ir savaitę mes čia būsim, dar visokių turėsim tikrai nuotykių, kelionių, tai bandysiu viską jums parodyti. O dabar kiek atvažiavam, tai sakė, čia jūsų pusryčiai, tai einam papusryčiauti ir lekiam į uostą išiminėti iš mano buvusios mašinos variklį, kad būtų pigesnis muitas. Nu va, atvykom į uostą, bet taip ir ilgai buvom įsiskyrę. Bandom ją ant šito keltuvo kažkokio užkelt pastumti ir tada išiminėsim variklį. Tam autobuse yra įrankį, nes toj spintelė yra geriausiai replės, vienintelis įrankis turbūt, ne? Tai tikiuosi šitoj spintelėj bus daugiau įrankių negu replės. O jisai greitai laukstum, kam jie žalėsim. Nu, paprastai, ne? Mes tai rankytėm iškelinėtume, o čia paėmė, atvažiavo pukš. Yra biškį elektros. Įrankis spintelės. Ko įsigandai jau, ne? Ne, čia su tokiais tai įrankiais neišimtum. Kažkur 3-4 valandas ir turėtų būti viskas išimta ir paruošta. Nu, einam, žiūrėsim. Reikia raktų. O, čia jau galima dirbti. Okay, now it's okay. Geras keltuvas, ne? Nu, pažiūrėsim. Varomės ant keltuvo, dėžė, kardanai, vanduo, duslintuvai ir išimsim lauk. Šiaip pakankamai greitai. Nu, veikia keltuvas. Kažkaip veikia. Visio. Kiek čia turbūt 2 valandas kokios užtrukom. Plius minus, gal biškį ilgiau. Čia variklis. Ten vienas detalės, ten kitas, ten dėžė. Jo, padarėm. Dabar turbūt į viešbutį nusipraust nuo ilgo skrydžio, nes 12 valandų vienam lėktuve. Šiaip tikėjausi, kad bus blogiau, bet šiaip pakankamai greitai. Gal atrodė, pamiegojom, tai va. Mašina kaip ir paruošta, rytoj jau bus kitoj vietoj ir motorą atgal dėsim. Visai kažkaip va tai va. Nu va, važiavam į vietą. O, ten gražiau stovi. Čia karšta. O, kažkieno mašina. Modelis kažkieno. Sakė, 3 kartus buvo išvažiavęs per visą laiką. Bet sakė, ant 9.8. Va čia va daiktas. Va čia va daiktas. O, ten irgi žiūrėk daiktas užklotas. Sklypas geras. O, šitų žiūrėk. Čia latviški šitiegi. Ten babagi dar. Va, užkūrėm šitą. Reiks paprograminti. Nes vyrai važiuoja ant 9.8, nors turbūt suprogramuota yra ant 8.5. Tarp kitko, su šitą mašiną, sakė, lekia pana. Taip, kad irgi, sakė, per 2 metus 2 kartus buvo išvažiavus ar 3. Parašė irgi pažiūrėti, paprogramuoti ir žiūrėsim, kas gausis. You see the suspension? Yeah. This company, he buy my car, this one. Okay. And his son drive the car and broken the engine. And sell back to me. You see? 7,060 with the nose. The horsepower now is 1,300. O tai va, mus vežioja su 2 tokiam mašinom, va. Atvežė į hotelį. Kalėdos vartė prie plius 30. Eisim pailsėti. Nor pailsėjai. Patamsinė. Pailsėjau šiek tiek. Kiek čia pas mus dabar? 8. Mes nuo 4 iki 7 pamiegojom. Kad
laikas taip nemuštų mūsų, nes jau buvo primušęs. Tai pailsėjom ir dabar kažkur veža čia mus tipo pavalgyti. Bet kažkaip toli labai veža, tai klausimas ar pavalgyti. Nu, va, mes čia kažkur miestelį. Visai čia gražu. Šiaip primena jo Arabiją, bet gerokai daugiau žalumos ir kalnų. Tai varom kažką į burnytį įsimesti. Nuvarėm pavalgyt, dabar atvarėm atgal į garažą. Tai tas triratis. Tai nežinau, 105 kubų gal. Apsisukti realiai neįmanoma va šitoje vietoje, nes iškart kelia priekinį ratą. Tai pravažiavau aš, va dabar Mindė pabandė, tai kažkoks kosmosas. Wow. Sakė iš Amerikos šitą nesąmonę, bet... Driftint turbūt reikia. Bet tai kaip tu padriftinsi? Iš vis nesukam. Čia reikia dėti plastikus ir driftinti. Nu, nebent plastikus dėti, nes čia, too much power. Mindė geriausiai netikėjo, kad apsisukti neįmanoma, pabandė paspausti ten, apsisukti. Neįvažiavau į tą Hyundai. How much power? I don't know, but engine for the go-kart 212 212? cc, not horsepower. Yeah. Tipo 212 kubų? Nu, čia kaip ant tokio daikto ir ant tokio svorio, tai čia Nu, svorio tai nėra. too much. Nerasta. Baisu, jeigu taip atvirai buvo. Taip, kad visai nieko bus panašu savaitę. Kokia mašina. Šiaip tai man nematyta, negirdėta. Atrodo visai gal ir nieko. Sakė, turi dar vieną tokį šarvuotą karinį. Tai bazė yra tas pats, kas Jeep Rubicon. Salonas yra tas pats. Tai realiai body sukrautas kažkoks. O, link susivažia kažkoks kitas. O. Tai tokia įdomi nesąmonė. O gal ir sąmonė. Bet jeigu čia vietoj sako, kad nelabai mašina ta, tai turbūt mūsų rankom paėmus lietuviškom, tai tikrai jinai yra nelabai. Čia viršui dar turim Viperį. Nežinau, matosi, nesimato. Ja, matosi. Biški dužusi. Sakė, nepasisekė prieš 3 metus. Toks salonas. Šiaip išlaikytas autentiškumas, bent jau kaip tokiai mašinai. Nes sakė, šita mašina greitesnė už tą violetinę. Jis labiau dragų domisi. Šitas geltonas žmogutis labiau drift. O, tai va, visai diena tokį įdomi. Viperis irgi įdomus. Sakė, gal atsiūs mum į Lietuvą pabandyti suremontuoti. Diena įdomi. Pirmoji diena. Laukiam, kas bus rytoj. Turbūt dar įdomiau. Sakė, neturiu laiko su juo važinėti, gal tu nori važinėti rytoj ir pareik su juo į viešbutį. Sakiau, ne, ačiū, gana. Tai ką tik užkūriau, pažiūrėjau. Sakė, daug negazuok, nes ugnis šaudo į stiklą. Tai va tokį nupirkęs iš Amerikos. Visko turi. Ir dar klausė, kaip šitą bagį vairuoti. Tai nežinau, jeigu užteks laiko, bandysim pasivažinėti su to bagiu, pamokinti vairuoti, bet nežinau, ar pačiam gausis, nes niekada tokio nevairavęs. Taip, kad tikrai laukia įdomi savaitė. Taip pat dar turim daug detalių, kurias įsiunčiau iš Lietuvos. Wintersu, tada turim Samsono porą greičių dėžių, body kitą turim ar viską. Ir tikrai nemažai Vaisvabo dėžių, tai yra 1, 2, 3, 4, galim paskaičiuoti 5, 6, 7 Vaisvabo pakabos dėžės, ne tik pakabos, bet ir pusiškų. Nusimato darbo, nes aš asmeniškai noriu dar savo buvusiai mašinoje susidėti vietoj IRP Vaisvabą. Tai manau, kad jį pakeisime ryt po ryt, kad
gruodį varžybose turėti pakabą, su kuria važiuojame Europoje. Taip kad iki rytojaus. Šiandien vėl mes garaže. Šiandien važinėjom su tokiu va monstru. Tank. Šiaip neblogas. Biški lekia, ne? Siubuot nesiubuoja. Ratai dideli. Toks įdomesnis daiktas. O kainuoja pinigų, taip. Rūkščiai. Kaip, kas pasakytų šitaip, nu? Mūsų draugas vienas. Nu, atvežė dar vieną. Matėt, kaip rankinį užtraukė? Gerą mintis. Ja, pasižiūrėt šitą. Irgi. Kas čia gero, kas čia blogo. Oi, koks matas. Įdomiai padaryta. Čia tokių įdomesnių sprendimų. Išpjaustyta viskas ir iš naujo uždengta. Tai įdomiai. Bet rankinio palaikymas geras, man patinka. Labas priekį gale. Kažkaip suvedimas padarytas, bet šiaip kreivai važiuoja, bent jau taip kaip atrodo. Ja, bandysim, žiūrėsim, kas čia su ta mašina gausis. Nu va, atvažiavom pagaliau paprogramuoti. Prasidėjo ir pralaukė 2 ar 3 valandas nieko neveikdami. Dabar bandysim užvaryti ant stendo ir turbūt gal viskas bus gerai. Gera žinia, kad viskas veikia ir nereiks remontuoti kažko. Nes mašina realiai prastovėjus 2 metus, tai 3 kartus buvo tik tai, sakė, pravažiuoti. Tai kaip ir viskas neblogai, tik tai aišku, kai vietoje 85 programos naudoji 98, tai irgi turbūt nelabai gerai. Tai reikia pakeisti viską. Kiek čia turbūt valandėlę gal 2 suprogramuota benzino 614 į ratus high boostas, tai bus tikrai gerai. Paneliai, kiek žinau, mašina jau pakeliui, tai šitą nuiminėjo nuo stendo, o mes lekiam bandyti dėti mano variklio į vietą. Tai va, kol kas iš mūsų tiek. Detalės pabiškai atvyko. Nu viskas atvyko, va. Variklį atveža. Imtuvas. Mašinytė. Aisim dirbti. Vaikį kardaną. Įpusėjom. Iš dugno viskas surinkta. Dabar liko čia aplinkui kolektoriai, duslintuvai, interkuleriai, viską sudėti ir bandysim užvesti turbūt. Akumuliatorius irgi kraunasi, tai dirbam toliau ir žiūrėsim, kaip seksis. Kaip ir į pabaigą, užkūrėm, dirba, viskas veikia. Dabar Mindaugas dar akumuliatorių pakeis į naują. Čia dar reikia išsiurbti šitą bardaką. Pakeis akumuliatorių ir bus ready. Tai rytoj nuo 8 ryto ant stendo. Tai šita mašina, tada ta mašina ir Gedimino buvus mašina ant benzino šiandien susiprogramavo. Tai dabar reikia dar ant etanolio. Tada šitą irgi ant benzino ir ant etanolio. Ana, nežinau, liktai ir tik tai ant benzino. Tai rytoj turbūt visą dieną laukiant stendo. O šiandieną kaip ir turbūt baigta. Reikia varyti pailsėti, nes rytoj anksti keltis, o pas mus jau beveik 10. Tai da baigiam. Turbūt vis tiek gausis apie 11, kad grįšim, ne anksčiau. Ir mėgučio. Taip kad iki rytojaus.